Sveiki, su jumis aš Penėdas. Sveiki atvykę į mano naują video. Ir šiandien, kaip matote, mes toliau žaidžiame Minecraftą, bet grybų pasaulį. Ir jau antra dalis, valio. Aš vis dar esam štai vietoje. Ir kaip matot, dar naktis ta pati, tačiau mes dabar susiruošime. Ir pasiruošime keliauti į kelionę, nes prieš šį video mūsų užduotis gauti maisto iš karvių, bet to pačiu nukeliauti ir pabandyti atrasti kažką vertingo. Tai jo. Manau, galime išeiti dabar naktį ir namo turiu bėgioti. Šiek tiek, aišku, būtų nelabai gerai, bet... Jų čia nelabai ir yra. Jeigu neklystu, pirmas naktis monstrų nebūna. Nu, pagal mane dažniausiai. Na, o mes dabar bėgam. Plaukiam. Kažkur toliau labai reik. Karvių reikės mėsos gauti ir atrasti kažkokių labai vertingų žemių. Nes visas pasaulis tik grybai ir mums reikia kažkaip medieną gauti. Iš medienos pirmiausia reikės tikrai pasidaryti šitą pikeksą arba kirtiklį, kitaip sakant, kad galėtume akmens gauti. Vakarės vaikšto monstrai, kur kažkaip jų nelabai čia yra. Keist. Arba dar nelabai atinaktas, bet jau rytas gal ar artėja kaip ir. Nu, karvė, duok man maisto. Man reikia kelionį maisto. Grįžko, gera tų karvytų. Pasiaukoji. Ir mums reikia keliauti šiaip. Šiaip jau pripratau čia per naktis vaikščioti, nes kadangi savo tose ruduose namuose nemoku šitos mokesčių nemoku už elektrą, nu tai aš jau ir taip pripratau tamsai viską žiūrėti. Tai va dabar galiu žinot, kur aš einu, kaip ir matau, nesitrenksiu tikrai į grybą. Ką aš per ai, čia šį kalną atsitrenkiau. Gerai, galim toliau varyti. Bet aš tikrai žinokit matau, aš jokį kalną nieko neatsitrenksiu, ten tik netyčia atsitrenkiau tikrai į kalną. Ir įlipam, kad galėtume pasimti daugiau mesytės iš karvyčių. Tik, aš geras. Nu, tik į karvytę, tu žinai, kad aš geras. Aš iš tavęs tik mesytės noriu pasiskolinti. Nu, yra, oda visai tiktų. Tu irgi atik čia. Ne, nu, gražiai reikia. Gražiai elgiamės. Gražiai reikia elgtis. Nu, va. Gerai, turim nemažai mėsos, bet kol aš keliausiu, aš jas labai daug išnaudosiu. Vat kaip dabar jau, pažiūrėjau, reikėtų gal man pavalgyti. Nu. Aš tiesiog čia nesuprantu. Aš pavargstu vien tik gaudamas mėsą. Ir tada valgau, tai čia begalybė, nes artis čia neįmanoma. Kurį laiką kažkaip neįgauti maisto. Aš jums sakau, šitas serijos gali būti ir iki 50 ir iki 100. Nes čia tikrai labai mažas šansas, kad mes va dabar vaikščiosim ir sutiksim kažką gero. Tai... Bet mes galėtume šiaip per vandenį paplaukioti, bet jis labai negilus. Reikėtų surasti kažkokią jūrą ir jūroje tada, jeigu turėtume bent jau valtį, bet tam reikia medienos, mums medienos reikia pabandyti iš jūros, pavyzdžiui, gauti kaip apleisti laivai. Nuskėnė tai yra laivai. Iškart sakau, serijos tokios gali būti labai ilgos. Jo, ilgos. Ok, varome toliau, gal čia kažką gero sutiksi, kas nežinau, portalas, apleistas portalas, mes galim dar būti išgelbėti, jeigu čia, bet čia nebūna medienos, čia yra šitas blokas, o aš jeigu taip išgersiu gausiu, ne, gerai, būna skrynios, va skrynia, gal atsargiau aš praeisiu šiek tiek.
Čia yra akmuo, bet iš jo negalima, jeigu neklystu, nieko daryti. Gerai, turime kastuvą, kirvį, kaip jis palengvis mums. Galite parašyti komentarus, kam šitas dalykas ir ką jis daro. Iš batukai, koks čia efektas? Auksiniai batai, nesulaužumas 2. Na, mes jau nesam labai dabar visai pasisekė. Dabar Homeris ne tik yra geltonas, bet dar su geltonais batukais. Jeigu dar mes čia labai gerai čia visai radom. Čia taip lengva maistą gauti. Aš galiu išnaudoti visą kirvį, bet esmė yra ta, kad aš kad ir visą išnaudosiu, aš bent jau labai daug maisto gausiu ir man nereikės labai ilgai užtrukinėti. Šitas portalas mus labai išgelbės. Tik dabar, kad nepasikrist, tai nors aš žinau, kaip grįžti namo. Ne, aš nežinau. Ai, gerai, kad žinau. Gerai, žinau. O ant kiek greit keliauna? Čia kaip vos nesu kreatyvų laužai. Eik, tas mums labai pasisekė. Čia gaila, kad medienos nėra. Tiksliai, pati skrinė taigi yra. Aš pačią skrinę taigi galiu pasimti. Ir turėsim kur daiktų susidėti. Na, šitą seriją galim vadinti vieną sėkmingiausią, aš manau. Gerai, kad aš nusprendžiau per antrą seriją pakeliauti šiek tiek. Ir maistuką pasimti. Karvytė. O, lėliukas. Nu, palauk. Tu nieko nematei. Nu. O, pagaliau. Tu irgi nieko nematei. Lūžo, bet mes turim labai daug mėsos. Kaip skanu, kaip gerai, mes išgelbėti pusiau. Bet po šiek tiek laiko tai reikės ir patiem vėl bandyti ieškoti. Gal einam į kitą salą? Ar kaip čia? Tiesiog plaukiam ten. O čia tai giliau, čia jau galėtų būti aplėsėtas. Dabar aš tik, žinokit, čia net kaimelių šiaip logiškai nėra, nes jo, čia negali būti. Nes visas pasaulis grybų kaimelių nėra. Jo. Kodėl? Ai, dabar atsimenu, iš kur žemę gavau. Žiūrėkit, kaip galiu. Žiūrėkit. Ne, negaliu, palaukit. Aš turiu padaryti, šitą iškirpsim. Šitą reikia iškirpti. Va, gerai, žiūrėkit. Žiūrėkit, kaip aš galiu bėgti ir padaryti. O, padariau! Aš čempionas. Aš už visus geriausias. Minecrafteris geresnis. Kas tai? Manau, kad ten kažkoks namas toks iš savanos, bet tada atsimenu. Grybų pasaulis ir čia sakau, raudona musmirė didžiulė. Nu, čia gali dažnai vaidentis nuo grybų. Aš jau tiek daug grybų suvalgiau, kad man jau čia vaidenas labai stipriai. Viskas. Grybų prisivoščiau ir privalgiau ir dabar jau negerai man tai tikrai. Gerai, dabar tai praversiu tas blokas, kurį kažkodėl aš palikau. Ir atsargiai reikia užšokti į viršų. Ok, mes atėjom. Ir kas dabar? Kodėl aš savęs klausiu, kas dabar? Jūs turėtumėte klausti, ką dabar mes darysim. Šiaip aš norėčiau pasidaryti kažkokią anglis, bet aš jas negaliu iškirsti. Šiaip būtų geriau, jeigu mes rastume kirtiklį tam portalė apleistam. Bet tada reikia dar vieną tokį surasti, nes tame nebuvo. Tai jo, šiaip dabar, kai pagalvoju logiškai, tai vis daugiau padidėja šansų, kaip dar gauti medienos arba išgyventi. Bet jeigu aš gausiu anglies, tai man vis tiek reikia medienos, kad arba deglą, arba kažką pasidaryti. Tačiau aš galėsiu pabandyti grįžti į tą portalą, nusikirsti specialų bloką. Tokio
kaip ir tamsiai raudona, kur bandžiau išgelbėti negavau. Tik neatsimenu tiesiog kaip vadinasi, tai apibūdinu jums. Ir jau jeigu uždegi ugnį su šitu titnagas ir geležim, tai tada tiesiog jis be sustojimo dega, niekada neužges. Tai dabar mes pagaliau atėjom kažkur. Kodėl aš pasakiau, kad pagaliau atėjom, jeigu mes net nežinom, kur mes norim eiti. Nu, kaip visą laiką aš. Čia grinai aš, vat kaip va padariau. Būtų gerai, pala, iš kur ten šis. Geležis! Mums reikia kirtiklį gauti iš kažkur. O iš kur aš jau nežinau. Jau ne mano darbas. Čia jau Minecraft darbas. Lava, man reikia medienos arba... Medienos kirtiklį duokit. Jeigu iš vis egzistuoja tas Minecraft dievas. Surask man portalą kokį. Sakai, ten eit gerai, einam ten. Ačiū Dieve, amen. Kas tavas? Jei man ir pavalgytų. Ko taip keistai žiūri? Aš tiesiog valgau jūsų protėvius. Gerai, galima toliau keliauti. Gerai. Čia jūra yra bent jau. Bet ten labai mažai šansų, kad bus laivas, nes jų nėra labai gal ir daug. Mums vis tiek reikia arba čia jūra, arba čia ne jūra, aš vat nežinau. Čia jo jūra bus. Ja, čia jūra yra. Tik aš negaliu ją labai plaukti šiaip, nes aš turėčiau turėti tada kokius 164 tokius vat mėsos gabaliukus, dar jie būtų gerai, arba turėti 64 tokius iškepusius. Bet aš net iškepti negaliu. O aš dar skrynias negaliu pasidaryti, kažkaip į medieną arba pagaliuką. Čia tai tas portalas, kuriame mes buvom, tai namai ten yra šiaip. Tai ja. Manau, kad dabar galime grįžti namo, arba pabandyti pernakvoti, nors ne, mes galim grįžti. Ja. Ui, mes dabar čia įstrigom. O ne. Mes labai nedaug gyvybių turime. Kentiek Homerį. Manau, kad geriausia šitas serijas bus pabaigti kol kas užsikasus duobėjai. Targi. Gerai. Tik palaukit, reikia sugauti. Na gerai, kaip matot, su jumis buvo Homeris. Būtinai palaikinkit, pasubscribinkit ir pasakykite, ką man daryti, kad aš galėčiau išgyventi toliau šitose serijose. Nu ką galiu pasakyti. Ačiū. Laikinkit ir subscribinkit. Ate.